Labadiena, mėly Logos žiūrovai. Esu menotyrininkė Vilma Kilinskienė, dirbu Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje ir šiandien sveikinuosi su jumis iš šio muziejaus padalinio Žmuidzinavičiaus memorialinių namų kiemelio, kalbindama jau 2 kartus šiame muziejuje savo personalinę meninės knygrišystės parodą surengusią kūrėją Leonorą Kuisienę. Labadiena, Leonora. Labą dieną. Ko gero, nuosekliausia pradėti pokalbį apie tavo kūrybą būtų nuo formos dalykų, vėliau plėtojant jį iki turinio, techninių subtilybių, simbolikos, skleidžiamų vertybių. Tad ir pradėkime nuo formos. Mano akimis pagrindinė tavo kūrybos sritis yra ne tradicinė knyga, o knyga objektas. Galbūt tu papasakosi daugiau klausytojams ir apie tai, kas ji yra. Na, o kalbant apie stilistiką, tai tavo kūryboje aš regėčiau tokį neoromantinės estetikos dvelksmą. Kartais netgi tenka užmatyti tokių barokinių beveik įmantrybių. Tai gal tu galėtum pakomentuoti šiek tiek, kas suformavo tokį tavo kūrybinį veidą, kuris iš tikrųjų Lietuvos knygrišystės lauke yra tikrai labai savitas ir išskirtinis. Dėl tos stilistikos jinai kažkaip tai susiformavo natūraliai, nebuvo ten, kad kažkokios tai paieškos būtų, kažkokie, nežinau, ar ten nužiūrėta kažkokia tai stilistika, tiesiog jinai natūraliai atėjo, bet pati darbo proceso metu turiu tokį tikslą, kad šlifuoti tas knygas iki tol, kol jos įgauna savo kažkokią gyvybę įgyja, nes jeigu imti knygas iš spaustuvinės arba kiti meistrai netgi siekia to tobulumo, tai iki absoliutaus švarumo darbo specifika būna, o man atvirkščiai norisi dirbti tol, kol knyga įgauna sielą, kad ją paėmus žmogus pirmiausia ką pasakytų, ne kad jinai yra graži, bet kokia jinai jauki, kaip ją norisi liesti, kaip gera ją turėti rankose. Tai turbūt tas nuolatinis tikslas ir kažkiek priartina prie tos romantinės stilistikos, kad jos tokios ir sendintos ir neatrodo, kad jos šiuo metu pagamintos, sukurtos. O knyga objektas kas yra? Knyga objektas, tai kaip ir plėtoju tos objektus dviem kryptimis. Arba yra daugiau tokia simbolinė prasmė, kur arba simbolis svarbu, arba pavadinimas yra svarbu, o kartais ir tekstas yra svarbu. Tai yra jau kaip ir nebe knyga, daugiau galbūt tokia skulptūra, arba netgi tos skulptūros pačios nėra ir lieka tik tai pati idėja. Bet pats objektas vis tiek išlaiko kažkokią tai dalelę, kas sudaro knygos struktūrą. Ar tai būtų surišti lapai, ar tai būtų ritinys, ar tai vaško lentelė, viskas, kas knygos istorijos eigoje, kokią formą knyga turėjo, tai objektai išlaiko kažkokį vieną elementą, tos mums žinomos knygos formos tai yra visada išlieka. Taigi pakalbėjom apie formą ir laikas turbūt keliauti, praskleisti turinį. Aš regėčiau tavo kūryboje tokias 2 skirtingas kryptis. Tai yra viena, kurią galbūt pavadinčiau kaip knyga idėja, kuri yra tiesiog be rašytojo teksto, ir kita kryptis tai būtų Lietuvoje dabar kuriančių rašytojų knygų įrišimai, kurie vėlgi yra tiek knygos objektai, tiek tradiciniu būdu įrištos knygos. Tai mane domintų, kaip tu atsirenki rašytojus. Na, kas liečia rašytojus, tai vėl vyksta tas kūrybinis procesas ir darbas su rašytojais 2 kryptimis. Viena kryptis tai yra knygų ciklas Polinijos įkvėptieji. Tai tenai, galima sakyti, akluoju būdu renkami autoriai, kai aš jų, kaip ir nėra man svarbu, kad ten būtų kažkoks premijos laureatas, žinomas, tai gali būti tik tai rašytojas mėgėjas ir tekstai yra nežinomi,
rašančio žmogaus, taip kaip autorius nežino, kokią laikmeną sukurs jo kūriniui. Tai va, viena kryptis yra tokia aklojų būdu, o kita jau tai yra knygų serija Juodoji lelija, kurių autorius renkuosi jau taip numatydama, ar man būtų įdomu su juo dirbti ar ne, ir svarbu jau pati knyga, kurią aš jau prieš ir išdama, prioritetas yra perskaityti knygą prieš išleidžiant ją. Tai iš to nuosekliai man kyla klausimas, kiek tu stengiasi kuo tiksliau įvaizdinti autoriaus tekstą, o kiek leidi savo interpretuoti? Pačioje pradžioje tai kaip ir buvo visokių minčių, tokių dviejonių, kadangi leidybinės veiklos kaip ir pradžia, tai kaip ir nėra dar tokio susiformavusio kažkokio tai vizijos, kaip tai turi atrodyti, tai buvo minčių, kad laikmena turi atspindėti pagal klasikinį knygos supratimą, kad viršelis turi atspindėti turinį. Buvo minčių, kad viršelis turi būti turinio apsaugos objektas ir tada jau galbūt nėra svarbu atspindėti turinį viršeliu. Na ir trečioji dalis, kad vis dėlto šiek tiek tai, kas man pačiai artimiausia ir smagiausia, kad imti elementus, kurie būdingi knygoms objektams ir jungti su tradicinė knyga. O kalbant apie pačius viršelius ir atliepimą į patį tekstą, tai įvairiai. Kartais tai yra tiesiog pavadinimo paveikslėlis kuriamas, ar tenai faktūra, ar pačia kompozicija, ar, sakykime, dekoruotais interpais bandau kažkokias tai eilutes pavaizduoti, iliustruoti. Arba tai jau yra daugiau simbolinė prasmė. Tarkim, kaip Vytauto Balsio liepsnojantis kalavijas, ten nei kalavijo, nei turinio užuominų nėra, bet man buvo svarbu liepsnos simbolis - raudona spalva, geltona spalva, juoda spalva, kas tiesiog per spalvą atskleisti knygos esmę. Aš žinau, kad tavo kūryboje yra labai svarbus sąsajos, gijos. Ir pati jau paminėjai savo kūrinį Polimnijos įkvėptieji. Aš priminčiau, kad šiais metais Čiurlionio dailės muziejuje vyko ir paroda tokiu pavadinimu, o prieš keletą metų vyko kita paroda Duoklė mūzoms, kuri buvo savotiškos ištakos šitos parodos. Tai gal galėtum tas gijas pakomentuoti, nes iš tikrųjų labai įdomus bruožas tavo kūrybos, kaip viskas persipina ir niekuomet nenutrūksta. Taip, gijos mano kūryboje labai svarbu ir realiai visos buvusios parodos, kiek jų buvo personaliniai, jos tarpusavėje yra susijusios. Tai kalbant nuo Duoklė mūzoms, tai pirmoji paroda kaip ir buvo skirta graikų mitologijos sutinkamoms mūzoms, bet kuo patogi ta tema buvo su perspektyva į ateitį, kad visos mūzos apima daugelį sričių gyvenimo. Tai ir literatūra, ir muzika, ir ta pati žemdirbystė, ir matematika, astronomija. Tai kadangi jau tada jau buvo tokios pirminės leidybinės veiklos užuominos, tai pagalvojau, kad visai gerai čia gaunasi, kad paskiau plėtoti leidybinę veiklą, bet kuri tema, kaip ir plėtojasi tos gijos. Tai va taip. Na, aš galvoju, visai gal verta būtų atsigręžti ir į tą amatininkiškąją knygrišystės pusę, nes iš tikrųjų paprastam žmogui toks įspūdingas reiškinys, labai imlus laikui, tiesiog, sakyčiau, prabangus užsiėmimas, juolab žinant, kad tu viską darai rankomis. Aš norėčiau paklausti, kokia ta tavo kūrybinė virtuvė, koks yra darbo ritmas, kiek laiko užtrunka užgimti, pavyzdžiui, tokiai, parodos vertai knygai? Labai įvairiai iš tikrųjų, gali būti ir 3 dienos, jeigu pagaunu tą vidinę emociją ir techniškai galbūt nėra labai sudėtinga, bet jeigu pavyksta idėją įgyvendinti, kartais užtenka ir kelių dienų.
Bet taip imant bendrai vidurkį, tai truputėlį daugiau nei mėnesį reikia vienam objektui sukurti. Aišku, yra tokių objektų, kur jie susideda iš nedidelių detalių ir prireikia net gali 1,5 metų, ir 2 metų prireikti, tai labai įvairiai. Bet kalbant apie pačias knygas, tai jau tai, ką sukūriau, vidurkis būtų apie mėnesį. O pati virtuvė tai yra taip, tokia, kaip aš kartais juokaudamas sakau, nėra tokių darbo etapų, kurie man patiktų. Ir aš visada prieš juos pradėdama sakau, kaip aš nemėgstu tą darbą. Tai būna, kad ir artimieji taip sako, tai gal tu aplamai nemėgsti tą darbą. Sakau, dažniausiai rezultatas jau paskui būna tai, ką aš labai mėgstu ir kartais pasikankinti, kaip ir verta. Aišku, būna labai daug ir nesėkmių, ko iš tikrųjų tai, ką publikuoju ir socialiniuose tinkluose apie procesą, nemato tų nesėkmių, kiek tai išeina į šiukšliadėžę. Tai labai daug yra, bet kartais tos nesėkmės ir tampa privalumais. Tai kaip ir prieš paskutinė knyga, kurią išleidau, tai Donaldo Kajoho Pezašas, ir taip gavosi, kad aš netyčia vieną knygos puslapį įdėjau kitą pusę ir perpjoviau puslapį. Ir realiai gaunasi, kad visa knyga yra jau sugadinta, nes nėra kaip pataisyti. Tai iš pradžių, aišku, bandžiau ieškoti kažkokių tai būdų, kaip išvengti perspausdinimo tos knygos, nes pakankamai brangu gaunasi. Tai buvo minčių, kad kažkaip meniškai išspręsti, galbūt autoriaus prašyti, kad ranka perrašytų tą puslapį, kurį aš jau sugadinau. Bet galiausiai aš tą knygą kaip ir perspausdinau, tačiau atėjo tokia mintis, kad ateityje vieną puslapį ar vieną eilėraštį autoriai padarytų rankraštinį variantą knygose. Ir ateityje, jeigu dabar yra 14 knygų jau išleista, tai jau nuo dabar jau iš tikrųjų Egidijos Šeputytės knygoje jau yra jos pačios ranka įrašytas eilėraštis, originalia rašysena. Tai va, tokia nesėkmė perauga į kažką tai tokį akcentėlį knygoje jau, kas turi privalumą ir išliekamąją vertę didesnę. Minėjai, kad knygraišystės procese nei vienas darbas tavęs taip labai nežavi. Bet ar nemanai, kad tu pati ieškai tokių sudėtingesnių kelių? Nes žinau, kad naudoji tokias Lietuvoje gana retas ir sudėtingas technikas, pavyzdžiui, auksavimo, erdvinio formavimo, įvairių knygų sudėtingų rišimų. Kas tau tai yra? Ar tai yra iššūkis asmeninis? Ar sieki kažkaip save įveikti? Ar manai, kad tai priduoda kažkokios ypatingos auros kūriniui? Kodėl taip renkiesi? Na, kas dėl technikų sudėtingumo, tai jeigu daryti paprastai, tai daug kas daro taip. Tai pasaulinėme kontekste imant, jeigu kažkuo neišsiskirs, neturės savo dvasios, savo kažkokią tai braižą ar atlikimą, tai bus nieko neįsiskiriantis ir neįdomus objektas. Tai tų technikų pasikankinimui kaip ir verta imtis tokių technikų. Ir aišku, yra toks dalykas, kad verta daryti taip, kad niekas nebenorėtų daryti kopijos. Tai tas irgi turi įtakos ir būtent, kad norisi, kad sakykime, tai būtų kažkaip kitaip negu kiti padaro. Vis tiek, jeigu jau yra meno kūrinys, jis turi kažkuo tai išsiskirti, kažkuo būti įdomus ir kitoks. Nes tada nėra prasmės daryti kaip masinės gamybos knygos, kad būtų. Kalbant apie išskirtinius kūrinius, tai man turbūt bene aukščiausia nata tavo kūryboje suskamba Čijunės Sugiharos Kaune 80-mečiui skirta knyga Didieji žmonės. Ši knyga pelnė tarptautinį pripažinimą
Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai yra išties didelis pasiekimas menininkui, bet manau, kad nemažiau svarbi jos žmogiškoji vertė, nes, sakyčiau, tai yra tokia kaip ir pačios duoklė odė žmogiškumui. Knyga, tarp kitko, yra juoda, juodais puslapiais, bet joje labai ryškiai sušvinta japonų diplomato Čijūnės Sugiharos vidinė šviesa, tuo pačiu atskleisdama ir tavo kaip menininkės, tiek meninį, tiek tokį žmogišką jautrumą ir tavo kūryboje plėtojamą simboliškumą. Kodėl tu pasirinkai kalbėti per simbolius? Čia irgi turbūt toks tai savaime toks iš prigimties galbūt atėjęs. Man pačiai labai patinka analizuoti ir savo sapnus ir ieškoti simbolių prasmės sapnuose. Taip ir gyvenime, bet kokie įvykiai, bet kokios gijos, pati ta būtis, nežinau, tai kažkaip natūraliai gaunasi, net kažkaip tai tokia, kažkaip nėra kažkokia tokia jau tikslo grynai, bet kalbant būtent apie šitą objektą, tai taip, jau aš stengiausi į jį sudėti viską, kas man kaip menininkai yra būdinga, tai ir simboliai, ir struktūra, ir skulptūriškumas, ir forma, ir teksto yra, ir nėra teksto taip pat tame objekte. Viską į vieną visumą sujungiau ir džiugu, kad pavyko sukurti tokią iš tiek daug skirtingų elementų, tokią harmoningą visumą. Pavyko sukurti. Taip, tikrai, man atrodo, kad ta knyga netgi apibendrina tavo visą kūrybą. Savotiškai. Čia tikrai, bet kol nepasakei to, tai net nesupratau. Bet iš tikrųjų taip, sudėjau viską. Kalbant apie simboliką, man atrodo, kad simbolika suvaidino ir tą tokį pranašo vaidmenį tavo kūryboje, nes prieš keletą metų įsteigta tavo internetinė galerija Black Lily Gallery. Tarsi pranašas buvo tavo būsimos ne tik knygrišės, bet ir leidėjos veiklos ir drąsiai galima sakyti, kad tu esi serijinės rankų darbo gamybos knygų Lietuvoje pradininkė. Tai papasakok, kada, kodėl, kaip kilo ta idėja ir kaip tau sekasi šitų kelių žengti, kokią tu matai ateitį tokių dalykų. Dėl pačios tos serijinės leidybos, tai jau iš tikrųjų pati pradžia buvo būtent paroda Duoklė mūzoms. Ir kada jau nusprendžiau, kad jau pradėsiu leisti knygas, tai realiai kaip ir turėjo pirmoji serijinė knyga būti serijos pavadinimas turėjo būti Polinijos įkvėptieji. Bet dar tuo momentu pritrūko man subrendimo, kaip apjungti tas visas knygas, o kadangi serijinės knygos turi turėti, kas joms visoms būtų būdinga, vientisumas būtų užtikrintas, o Polinijos įkvėptieji knygomis kaip ir negalėjau užtikrinti to vientisumo, todėl liko kaip knygų ciklas. Bet vis tiek greičiausiai ta mintis nepaliko manęs ramybėje, kad aš noriu tą serijinę knygą turėti. Brendo ir kažkaip subrendo iki Juodosios lelijos pavadinimo. Ir tada bendraudama su pačia biblioteka, kaip čia dabar įregistruoti, bet išlaikyti šiek tiek ir to meniškumo, kad tai nebūtų tik tai knyga pagaminta, bet šiek tiek būtų ir kažkokio tai meninio braižo. Buvo prieita tokios išvados, kad galbūt galima viršeliais žaisti, išlaikant tą vientisumą užtikrinantį tik tai ženklą sukurti ir patį formatą, maketo vienodumas visose knygose, o pats viršelis jau lieka mano kūrybinė improvizacija. Na, ar praskleisi mums tavo kūrybinės vizijas? Ateities planus? Ateities planų kol kas tokių kaip ir nėra, kaip ir tęstiniai darbai, tai ką pradėjau.
Tai šiemet dar turiu tikslai išleisti dar vieną knygą, tai yra paskutinė Donaldo Kajoko trilogijos dalį. Tai šiems metams tokie planai. O dar toksai tęstinis darbas, kurį turėčiau kitais metais užbaigti, tai yra 54 miniatiūros, pradėtas praėjusių metų rudenį. Tai kaip ir tokia vieša paslaptis. Gal galėtum plačiau šiek tiek apie miniatiūrų seriją? Su to miniatiūromis gavosi taip, kad kai tik jau prasidėjo ta leidybinė veikla, tai pastebėjau, kad man truputėlį trūksta tos, man pačiai kaip menininkės, daugiau tos išraiškos, sugrįžimo į patį knygą objektą, nes išleistos knygos vis tiek jau turi savo puslapių formą, formatą ir tai apriboja patį sprendimą. Na ir kažkaip tai jau prasidėjo toksai kūrybinis badas ir ką čia dabar daryti reikia. Na tai ir pagalvojau, kad galbūt pratęsti tą polinijos temą būtų galima susiejant su kubiku Rubiku, nes polinija buvo sukurta kaip kubikas Rubikas. Ir kubikas turi 54 spalvotus paveikslėlius, nuo to ir kilo 54 miniatiūros. Man kaip menininkai būdingas daiktų mažinimas, tai pagalvojau, kad miniatiūros man visai taip ir tinka, tai tokie ūkiniai dalykai suėjo į bendrą visumą ir gimė 54 miniatiūros. Kalbant apie kas tai yra knyga objektas, knyga, kuri bus įregistruota kažkada kaip eilėraščių ir dainų rinktinė, bet ta knyga kaip ir neturi tradicinės knygos formos. Jinai turi puslapius, ta knyga, bet tie puslapiai neturi tradicinės formos mums, kaip mes suprantame knygos puslapius, o tie puslapiai kaip ir virsta į mažus daiktelius. Tie daikteliai, kuriami tokie pakankamai daiktiški, bet jau priklauso grynai nuo eilėraščio ar dainos turinio, grynai labai tampriai susiję yra. Ir tų daiktelių visuma ir yra 54 miniatiūros, kiekviena knyga bus. Tai linkiu aš tau sėkmės įgyvendinant visus savo kūrybinius projektus. Linkiu, kad tas kūrybinis badas daugiau niekada neužkluptų, visiems laikams pasitrauktų. Na ir dėkoju Logos žiūrovams už dėmesį. Ačiū. Viso geriausio. Viso.